Verutė Gimbutytės atėjo. Labai džiugu, kad su mumis ir Adelė Bikuvienė, kuri jau šiaip retai į svečius išeina, vadinasi, mus labai pagerbė atėjusi. Labai malonu matyti kleboną šalia, irgi parapijiečių savo tokiam renginį. Ačiū jam. Gerbiamą seniūną be abejo jau visi matėm ir kitų draugų ir niekaip nepristatau, todėl kad praslinko pro mano, kaip sako, muitinę be atžymos. Onutė Vaišnorienė, Genutė Sidabrienė, taip pat. Labai, kodėl noriu, kad net ir pamatytų šitas draugės Eugenijos Šimkūnaitės jaunoji karta, kad žinotų, su kokiais žmonėmis bendravo ir bent jau susitikę gatvėje vaikai pasisveikinkit. Pasikvietę daktarę šiandien vėl į šitą salę, aš noriu, kad šitas gėles mes skirtume jai. Auginam. Kiekvieni metai tai mūsų renginys skirtas Eugenijai Šimkūnaitei. Nuo 1998 metų, kada buvo mokyklai suteiktas jos vardas, mes ir kalbinom varpelį. Jūs jau skaičiuojat, jų 7. Kiekvienas varpelis tai daug darbo, triūso, tai meilė ir šiluma mūsų mokyklos, mokinių, mokytojų pastangos, kad Eugenijos Šimkūnaitės vardą žinotų, nepamirštų. Garsint mums labai paprasta, jinai pati buvo garsi, bet kad nepamirštų ir jaunimas prisimintų visada ją. O šiandien kabinam jūsų visų dėka, va čia liktai irgi simbolinis šių metų varpelis, jau 8. Kuo mes pripildysim kokiu turiniu, tai priklausys nuo mūsų šiandieninio tokio pabuvimo. Labai Penkias dukteris. Vyresnioji, Aušrinė, man savo pusryčius verda, kelienį ištaisa. Antroji, Vakarinė, man patalus pakloja, vakarienį pataisa. Trečioji Vaivora, darbų nedirba, nakasnykus veduoja. Ketvirtoji, Salija, siela žemį daboja, kvietkus augina. O pati jauniausia, Indraja, namuos buvo.
Nusibodo matidėlą, man vienai dabos būti, lais padidugu paslidinėti. Bet tu į maža, name būk. Kad nelaidu dugu paslidinėti, tai lais nors ir seseris paviršėti. Kaip aš tu laisiu dungum paslidinėti, kad kelias didelis, tu į privargsi, tik gaišatis bus. Kaip aš tau laisiu pas seseris paviešėti, kad jas mažai namuos buvo, tavys nežiūrės. Dalyk, būk dukrelą namuose. Tai lais padiboti dėlą, nors ir žmonės paskėbinėti. Kad jau tai prašai, eik. Turiu senų matinėlį, nupirks dėl manį. Turiu senų matinėlį, nupirks dėl manį. Indrajas dvare viską pilna buvo. Kam ką reikia, tas aja, savo runku jame. Kiek imdava, kiek simdava, viskas į savys pildės. Indrajas dvare buvo 3 šulnaliai. Vienas šulnalis undenė tyrąją, antras šulnalis sulas saldžiasias, trečias šulnalis pieną baltąją. Tų šulnalių tai niekas nežinoja, tik pati Indraja iš jų simdava. Ilgai myslė Indraja, kam tą šulnalių skirti. Tuočias in Indrajo ataja karvę ir saka jai, duok man pieną šulnalį, jaku veiksi, Indraja klausia. Bus veršiui atsgerti, bus vaikam misti, bus žmonėm atsigauti. Tas ta bus, saka Indraja ir atadavė pieną šulnalį. Lyka Indrajas dvare da 2 šulnaliai. Vienas šulnalis undenė tyrąją, antras šulnalis sulas saldžiasias. Myslėje Indraja, kam to šulnalių skirti. Tuočias in Indrajo atėjo beržas ir saka jai, duok man sulas šulnalį. Jaku veiksi, klausė Indraja, už žmonėm praslaist, už žmonėm atsigaivalėt. Tas ta bus, saka Indraja, ir atidavė beržui sulas šulnalį. Lyga Indrajas dvare vienas šulnalis, undinė tyrąją. Tik tai tas vienas šulnalis, iš katro Indraja pati simdava. Myslė Indraja, kam tu šulnį skirti? Gali karvę nugaištę, gali beržų pakirsti. Turiu aš į šulnalį, undinė tyrąją. Pasimk, saka Indraja žemė, kad neužžėktų ir niekas ten nenunekotų. Tan žodin ir atadavė žemėje undinį Indraja. Anata čiesa, ta undinių žemė varpas girdydava, duonų gardžių žaugindava. Kartu su šita Eugenijos Šinkūnaitės sakme mes iš Daugailių savo brangiem kaimynam Tauragnų mokyklai atvežėm dovanų. Iš pirmąją šulnalę pieną baltąją, sūrį saldų. Iš antrąją šulnalę sulas saldžiosias už zvonų, anas tuščias. Bet tai kurgi dabar sulas prislaisi? Pavasaris išaus, prislaistat ir bus jum atsigaivelėti. Iš trečiąją šulnalę bundelai, baltų, gardžių. Ana kviečiai laistyti tuo undeniu iš tą trečiąją šulnalę. Priimkit šitas dovanas ir gražiausius linkėjimus nuo Daugailių mokyklos bendruomenės. Ačiū mokytojai Vilmai, mokytojui Jonui. Ateikit, va, ateit pasiimt, gausus aplodismentai.